Eksterjero apšvietimas reikalauja ne ką mažiau dėmesio negu interjero, todėl vis dažniau rinkoje matome netradicinius sprendimus, pavyzdžiui, šviečiančias trinkelės. Įdomiausia tai, kad šios gali būti naudojamos ir privačiuose namuose, ir viešosiose vietose, siekiant įnešti naujų spalvų, gyvumo ar žaismingos nuotaikos. Šviečiančios trinkelės yra montuojamos kas metrą, kas 2, kas 3, priklausomai nuo paskirties ir labai patogu jais, tarkim, paryškinti pėsčiųjų taką, parkingo aikštelės, kažkur tai paryškinti sienos elementus. Ir taipogi labai plačiai gali būti naudojamas apšviesti taip vadinamą tą apželdinimą, tai yra kažkur tai prie tvenkinio, sakykime, tas ribas ir panašiai, nes atsparumas pilnai tai leidžia. Trinkelių spalvos ir šviesos intensyvumas yra reguliuojamas pulteliu, taip pat mobiliuoju telefonu įdiegus specialią aplikaciją. Šviečiančiams trinkelėms suteikiama nuo 2 iki 4 metų garantija. Tai analogų neturintis produktas, kurio montavimas paprastas ir intuityvus. Kiekviena siūloma šviečianti LED trinkelė turi užpatentuotą montavimo būdą, lengvai įveikiamą kiekvienam. Svarbu atkreipdėmėsi, kad geriausiai numatyti trinkelių įdėjimą prieš klojant trinkelės. Tiesiog labai svarbu pravesti tą laidą. Ir dažnas toksai momentas yra, kad jeigu trinkelė bus vienspalvė, tai yra nuo vienos spalvos, balta, šilta, tai užtenka 2 gyslų laidų. Jeigu naudojam trinkelę, kuri bus skirta galbūt ne tik pašvies, bet ir kaip dekoratyvas, kaip pagražinti, sakykim, tą eksterjerą, tai tada reikėtų rinktis, kad jinai galėtų keisti spalvą, kad mes bet kada galėtume prisitaikyti prie to eksterjero. Tada reikalingas 4 gyslų laidas. Ir šitą vietą yra labai svarbu tiesiog, koks laidas bus pravestas. Nes po to, jau vietoj 2 gyslų nieko nepadarysim. Pirmas dalykas, jeigu mes norim sujungti 10 trinkelių, 20, mes sujungiam per tas sujungimo dėžutės. Nieko papildomai nereikia. Kitas dalykas yra kontaktinė kaladėlė. Tai vadinasi, lituoklio nereikia. Prakišau laidą, įsivedžiau. Kaip prižiūrėti, nes dažniausiai klausia, tai gerai, o tai ką daryti, jeigu ten kažkas tai. Tai realiai prižiūrėjimas yra toks pat kaip ir paprastos betoninės trinkelės. Tarsi naudojamas visos tie patys žingsniai, tarsi jeigu kažką nuvalyti, ištrinti ir panašiai. Pagal atsparumą jos absoliučiai nenusileidžia. Grindinio šviestuvai LED trinkelės puikiai tinka apšviesti tvenkiniams, krūmams ar medžiams, taip pat sodo alėjoms bei takeliams. O plati spalvų paletė tik sustiprina estetinį trinkelės patrauklumą. Tai kad kaupkit pinigus, ateikit pas mus, klauskit, nebūtinai pirkit, bet pasidomėkit. Nes perka tik tas, kuris jau pasiruošęs. Dažnai būna, reikia permėgoti su tą mintim, ar iš vis to reikia. Bet kai žmogus pamato galimybės, funkcionalumą, ką gauna, tai tiesiog padaro ar rinktis paprastą grindinį šviestuvėlį, arba vis dėlto pasirinkti visą tą, taip sakant, privalumų paketą ir tiesiog bet kada sakyti, pas mane taip ir galiu išjungti, jungti ir panašiai. Visiškai kitos galimybės atsiveria. Daugiau informacijos apie produktus ieškokite www.miromax.lt.